Sveiki. Tai šiandien nagrinėsim lygiagretainio plotą, kuris atrodo maždaug taip, ir turbūt prisimenat, kad lygiagretainio dvi priešingos kraštinės yra lygiagrečios ir priešingos kraštinės yra lygios. Guten Tag. Ich nicht weiß Deutsch gut, so I will speak English from time to time. So today we're going to be speaking about the area of a parallelogram, the area being this shaded area. Alright. Taigi, šios dienos planas, tai yra pradžiai prisiminsime, kaip apskaičiuoti stačiakampio plotą, kaip apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą ir kaip nestačiojo trikampio plotą, ką realiai jūs jau mokat, tai čia bus gana paprastos figūros. Ir tada jau galiausiai mūsų tas tikslas šios, tai yra pažiūrėti, koks tai yra lygiagretainio plotas. So, we'll revise these three topics: area of a rectangle, of a right triangle, and of a non-right triangle, and then we'll use this knowledge to have a look at what the area of a parallelogram is. And galiausiai tada atkreipsim dėmesį į kelis pavyzdžius, so examples. Taigi, stačiakampio plotas, čia visi gana gerai prisimenat, kad yra, jeigu šita kraštinė A, šita kraštinė yra B, tai mūsų plotas bus A kart B. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu A aš turėčiau, tarkim, 3 cm, B turėčiau 4 cm, tai plotas būtų 3 kart 4, būtų 12 kvadratinių centimetrų. So basically, if you have this side being A and this side being B, you get the area, which in Lithuanian we denote as S, but perhaps you might use A. And we calculate it by multiplying A times B. Tada stačiojo trikampio plotas, prisiminkit, kad realiai stačiasis trikampis yra tik tai pusė stačiakampio, o stačiakampio plotas yra, jeigu čia A, čia B, stačiakampio plotas yra A kart B, tai norint gauti pusę stačiakampio plotą, mes dauginam iš pusės, arba galima būtų pasakyti, kad stačiojo trikampio plotą gauname, kai A ir B, tai yra stačiakampio plotą padaliname iš dviejų. So, basically, the area of a right triangle, the right triangle meaning this is 90 degrees, is just A times B over 2. So that's a half of the area of the rectangle. So we divide it by 2. Tada mes nagrinėjom nestačiuosius trikampius ir prisimenat, kad jeigu turi nestatojų trikampį, tai galime jį padalinti į 2 stačiuosius trikampius ir apskaičiuoti jų plotus, ir mes galiausiai išvedėm gana patogią formulę, kuri yra taip: nestačiojo trikampio pagrindas arba bet kokio trikampio pagrindas, kurį pažymėsim raidė A, padaugintas iš aukštinės, tai yra H, ir padalintas iš 2. Ir šita formulė tiks bet kokiam trikampiui. So basically for any triangle we can use this formula, A being the base, H being the height, or technically speaking the hypotenuse, divided by 2. So that's how we get the area of a triangle. Taigi, turim lygiagretainio plotą ir ką su juo daryti, kaip mums jį skaičiuoti. Ir jeigu net nebūtumėt matę šitos pamokos, tai tikrai kiekvienas galėtumėt sugalvoti, kaip apskaičiuoti lygiagretainio plotą, padalijant tą lygiagretainį į 2 trikampius. Ką iš principo mes ir darysim šiandieną. Padalinom lygiagretainį į 2 trikampius, ir šios dienos grožis, šios pamokos gal bus gėris tas, kad mes išsivesime trumpesnę formulę negu tam, kad jūs galėtumėte skaičiuoti atskirai vieno trikampio plotą ir atskirai kito trikampio plotą. Bet pradžiai padarykim būtent taip. Taigi turim raudoną trikampį ir turime mėlyną trikampį, ir žinom, kad viso lygiagretainio plotą surasim, jeigu sudėsime raudono trikampio
ir mėlyno trikampio plotus. Jeigu juos sudėsime, tai gausime viso lygiagretainio ploto. Tai dabar kaip apskaičiuoti raudono trikampio plotą? Tai mes turime, kad pagrindas yra A, nusibrėžkime aukštinę, tai yra H. Ir realiai raudono trikampio plotas tai yra A kart H padalinta iš 2. Dabar kas su mėlynojo trikampio plotu? Galima būtų įvairiai skaičiuoti, bet pažiūrėkim, šita kraštinė irgi yra A, nes lygiagretainio priešingos kraštinės yra lygios, o jeigu aš į šitą nubrėžčiau aukštinę, tai yra pagrindas kart aukštinė, ką irgi pasižymėjau H raide, ir aukštinės tiek šita aukštinės jos yra vienodos, taigi galiu užrašyti, kad vėlgi mėlyno trikampio plotas yra A kart H padalinta iš 2 ir kas iš to? Gaunas, kad aš turiu čia vieną pusę kažko ir čia pusę A kart H pusė čia ir čia A kart H pusė. Jeigu aš turiu dvi pusės, taip pat kaip turėčiau dvi pusės pyrago, taip ir čia sudėjęs dvi pusės aš gaunu pilną dalyką, tai iš principo lygiagretainio plotą aš gaunu tiesiog A kart H ir jis tiks visiems lygiagretainiams. Pagrindas kart aukštinė. So, in short, you have two triangles that are equal, and if you calculate the area of this one and you add them together, you get basically the area of a parallelogram, which we are interested in. So that's the formula for the first triangle, that's the formula for the second triangle. You add them together and you get the formula for the parallelogram, which is basically the base times the hypotenuse, and that's it. So let's have a look at some examples, which we will do in English. Right, so given is a parallelogram lygiagretainis. The longer base is 5 centimeters and the hypotenuse is what? 3 centimeters. What is the area? So the area is plotus. So we calculate it by multiplying the base times the hypotenuse, or should I write the formula A times H, and we get 15 centimeters squared. That's how easy it is. Okay, next example. Given as a rhombus, so rhombus is a rhombus tiesiog, and the following is known about this figure. So the perimeter is 40 centimeters, the area 80 centimeters squared. What's the length of the hypotenuse? So this we don't know. Right, so you know that a rhombus is also a parallelogram, so the formula S equals A times H will apply to rhombus, so we can calculate the area for rhombus using this formula as well. Now, a rhombus has 4 equal sides, so we can just note it so we can see it in the diagram. Now we know that the perimeter is 40 centimeters, and we know that we have the area, and we will need to calculate the hypotenuse, but perhaps we should find the base, because the hypotenuse times the base gives us the area, so the base will come into play. Okay, so P is 40, A is the base, they're all the same, we have 4 of them, so we divide 40 by 4 to get 10 centimeters. And now we know that we can calculate the area of this by multiplying the base with the hypotenuse. Now I know the base because the area is given. It's 80, so I substitute it
I write 80. I also know the base is 10, so I substitute it. I don't know the hypotenuse, so I leave it as it is. Now what I get is a simple equation, arba lygtis equation, and all I have to do is divide both sides by 10 to get rid of this one, and what I get is h equals 8. So my answer is the hypotenuse is 8 centimeters, and that is it. So thank you for your attention, ačiū už dėmesį, and have a good lesson.